Labas vakaras. Taigi šiandieną lengva tema. Ar verta naudoti indikatorius? Indikatorius toks dalykas, kuris pačioj pradžiai atrodo aukso kasykla. Man čia parodys, kada pirk, kada parduot, aš turėsiu pinigų, čia uždirbsiu. Tai pradžiai atrodo ir nuo to nepabėgs. Iš tikrųjų, kuo daugiau tu treidini, tuo labiau pamatai, kad tie indikatoriai galbūt padeda, galbūt nepadeda. Aš asmeniškai indikatorių iš viso nejungiu. Man apačioje yra volumas grafikų. Aš volumą matau, kada judesys ir viskas. Man nieko nereikia. Tačiau yra keli indikatoriai, kuriuos galima naudoti, kurie galbūt yra neblogi. Tik vėlgi indikatorius naudokite didesniuose time frame'uose. Tikrai bus patogiau ir jeigu pilnai dirbsit pagal juos, tikrai didesnis bus procentalus jūsų pataikymas. Tad varam, pasižiūrėsim. Taigi, grafikėlis. Nu, bet apačioje čia, kaip matote, pas mane kas yra. Pas mane čia yra volumas ir volumą taip pat lygiai galite išjungti, galite prisidėti čia indikatoriuose, nuėję, parašysit volume ir rasit. Volumas duoda kiek judesio, kiek į marketą įdėta lotų. Iš tikrųjų, geras dalykas, tai svarbu mokėti jo naudotis. Kiti indikatoriai, kurie man lygiai dar taip pat patinka, aš čia turiu du įsisaugęs volumas, nes būna kartais įsijungia, ir Moving Average Exponential, čia kitaip žinomas kaip EMA. Ir EMA ant didesnio time frame, nu paimkime, pavyzdžiui, 4 valandas iš tikrųjų. Čia labiau, sakykime, į swing trading orientuota. EMA 200 iš techninės pusės yra labai geras indikatorius. Man jisai patinka, tik tai aš jo nelabai naudoju. Anksčiau naudodavau. Dabar ką mums EMA duoda? EMA mums duoda trendą. Nu taip literaliai. Galit matyti iš toli, pavyzdžiui, atsitraukia grafiką, kur kaina juda. Jeigu grafikas aukščiau, EMOS 200 reiškia uptrendas, pas mus šitoj vietoj matosi tas toksai judėjimas į viršų. Jeigu grafika žemiau EMOS, matomas judėjimas į apačią. Iš tikrųjų, su EMA yra strategijų, galit pas mane netgi rast kanale, kaip atrodo. Tik tai jų reikia kelių automatiškai, kad susidaryti tą tokį minimalų, galbūt vaikišką edge. Ir pagal tai galima dirbti. Irgi tikrai galima dirbti ir iš didesnio time frame žiūrėti, kaip juda marketas, galbūt atsidarius, turime jo krosino apačion, sutestavo, pradėjo judėti į apačią, atsidarius, šitoj vietoj mažesnį time frame būtų galima rasti mums įėjimo pozicijų ir pagalėma laikyti position trading, iki kol grįž. Iki šitos, tarkim, vietos. Tikrai galima, bet rekomenduoju iš tikrųjų daug EMA nepasikliauti. Nes jeigu pora tokia kaip euras GBP, kaip matote, kaina maždaug pirmyn atgal per tą EMA vaikšto. Labai nepatogi. Dabar paimkime kitą porą, kokia ten yra GBP NZD, man taip atrodo. Jinai tokia labiau galbūt trendinė pas mus, ne? Visai nelabai trendinė. Šitoj vietoj irgi matosi. Judėjo palei apačią. Gražiai judėjo, respektina EMA 200. Čia permušė, bėgtestinosi, kažkiek grįžo ir ką padarė, pradėjo judėti stipriai viršų. Bet čia turėkite omeny, kad yra 4 valandų grafikas. Lygiai tas pats ir čia. Sukilo į viršų, o čia grįžo. Čia jau, sakykime, iš techninės pusės reiktų ieškoti kažkokių demandų, kodėl čia atsimušė ir kaina ką padarė, toliau pradėjo judėti į viršų. Galima ieškoti ir taip treidų. Iš tikrųjų galima pagauti neblogų position tradinimo treidų, jeigu tik tai tu esi pasiryžęs laikyti. Tiesiog čia laikymas užtruktų keletą mėnesių. Tačiau jeigu tu šitoj vietoje turėjai savo day tradą kokį nors lengvesnį, pasiėmė savo, pavyzdžiui, pirmą tik profitą ir antrą jau ten palikai 10% tik dėl idėjos, jeigu treidas kopia. Ir iš tikrųjų galima tikrai įeiti į treidus, jeigu nori važiuoti iki boso šitoje vietoje. Ir čia galbūt neblogas risk rewardas gautųsi, nes automatiškai SL yra mažesnis. Dabar taip, kitas indikatorius, kurį atsimenu aš naudojau, tai buvo, koks ten buvo, Super Trend, man taip atrodo. Super Trendas irgi toksai durnas indikatorius, sakykime, bet jisai irgi tau parodo trendą. Jeigu tu gerai įeisi,
tu galbūt gali pagauti geras pozicijas. Nu, daleiskime čia, matot, davė stiprų pušinimą į viršų, kaip matote, downtrendo breikino ir iš karto pradėjo piešti žalia. Nu, daleiskime, tu įeini į treidą po candle uždarimo, ne, tai būtų šitoj vietoj. SL-as vėlgi pakankamai žemai. Ir laikai tu arba, pavyzdžiui, turi savo kokį statinį, ten 1:2, arba laikai iki kol pasikeičia trendas. Tai šitoj vietoj būtų iki čia, ne? Čia užsidarytum poziciją. Tai va to vietą. Tau tai užtruktų visą mėnesį, bet tu turi 1/8 risk reward. Super trendo toksai įdomesnis galbūt indikatorius, bet jis gali irgi duoti vienokių ar kitokių įžvalgų. Čia pažiūrėkim, daleiskime, čia įeinam. Ne, na, aišku, čia dabar jau kaip matosi, čia va įeinam. Short position, čia užsidarė, čia mes įėjome. SL-as arba virš viko, arba jau tenais, kur rodo mūsų super trendo indikatorius. Ir mes išeidinėsime būtent šitoje vietoje, kur jisai yra breikinamas. Būtent čia. Na tai va, žiūrėkit, gaunasi neblogas 1/3 treidas. Bet čia ilgiem treidam. Trend šitie indikatoriai veikia didesnėme time frame. Galbūt kažkiek veikia, bet irgi nėra to tokio užtikrintumo. O ir ilgai laikyti treidus žmonės nėra linkę. Tad dėl bendro išprusimo galit naudoti super trendą, tik tai aš nerekomenduoju jį pilnai. Jo pilnai pasikliauti, tai paimkim. Kitas dar. Palauk, kokią aš ten naudoju. Kažkaip botas, man taip atrodo, tai bot. O, va. Šitas atsimenu. Man šitas patiko. Šitas buvo toksai. Šitų man nereikit, šitų irgi man nereikia, negalinkit man. Atsimenu, va tai, va, turėjau šitokį, turėjau EMA. Palauk, kur šitą dabar, nu pažiūrim. Turėjau EMA. Ne, EMA. 200 buvo pas mane. 200. Ir toksai, va, įdomesnis treidas iš tikrųjų, toksai įdomesnis indikatorius ir būdavo, vat, jeigu treidas pas mane, nu jeigu grafikas virš EMOS ir man rodo bajų, aš perku ir perku iki tol, kol man parodys selą. Nu tai iš tikrųjų nuo čia nusipirkus iki čia, nu yra tos tokios masės, tai paimkime, ne? Ir visai neblogas nuvažiavimas į viršų. Lygiai taip pat čia pradėjo kristi, nu čia nežinau raičių. Vat mato, čia jau, sakykime, ne pagal taisyklės, nes grafikas aukščiau EMOS, o ne žemiau. Čia galbūt irgi eičiau į longą ir tada mane sudeginti. Daug yra tų niuansų ir ypatingai didesnėme time frame. Nu vėlgi galima surasti tų treidų, bet va, šitie, atsimenu, buvo tokie pagrindiniai indikatoriai, kuriuos aš naudojau. Vat EMA aš atsimenu, kad EMA naudojau, tai tikrai, dar ten kiti naudoja RSI man šiaip nepatinka. Galima irgi rasti tų strategijų, čia vat Divergent, Suda, kokių iš tikrųjų nesąmonių. Galima surasti, čia ale rodavo perpirkimus, perpardavimus, nu bet žiūrėkit, čia rodo perpardavimą ir toj pačioj vietoje irgi čia, ne, va, daleiskime, ne, va čia ale rinka buvo perparduota šitoj vietoj. Ir tada kaina, ką padarė, vis tiek nuvažiavo į apačią. Nuvažiavo į apačią, išmušė visus RSI traderius ir ką padarė, tada pradėjo įdėti viršų. Vėlgi sakau, pilnai negalima pasikliauti indikatoriais. Tikrai negalim. Reikia susidėlioti treidus, reikia turėti edžą tvarkingą ir mano stiprus pasiūlymas, jeigu tik pradedat, indikatoriai yra gerai. Jeigu daugiau treidinat, nu, būkit žmonės tais indikatoriais, nu, nesinaudokit. Tai va, ačiū Hebrytė, kad žiūrėjote. Kaip sakau, indikatoriai toks pasižaidimui. Tam pat tokiam momentui, kai kol išmoksti treidinti, kol pasižiūri kas prie ko, kaip kas veikia, labai tau padeda elementariai įeidinėti į treidus. Tau nereikia stipraus edžo, vat kaip pavyzdžiui tasai UT botas, tau parašo vat buy ir tu perki. Nu, galima taip dirbti, bet kuo tu ilgiau treidini, tuo labiau supranti, kad šitie visi indikatoriai, na, jie stringantis visų pirmiausia, visų antra, tu per daug iš jų neuždirbsi, nes tave dažnai bus SL-ai, sugaudys ir tu tiesiog deginsi treidus. Nu, nėra tikslo. Geriausia yra išmokti va techninę analizę. Normalią techninę analizę, turėti normalų edžą, pasistatyti, pasijungiami meistro kursus, aš jau jūs išmokysiu, kas prie ko, kaip galit patys treidinti. O šiaip tais mokomės, dirbame ir judame link bendro tikslo. Uždirbti $. Bye bye.